Antanas Juknevičius, numeris 321. Taip, sveiki, Delfi draugai. Paulius Garkauskas su jumis sveikinasi iš Beleno miesto Argentinoje. Ir bivakas Belene jau po truputį ūžia, sportininkai palieka bivaką ir mes esam dabar prie Antano Juknevičiaus komandos. Startas maždaug už 25 minučių ir Antano Juknevičiaus komandoje yra viskas tvarkoje. Automobilis ir vakar buvo visiškai neapgadintas iš esmės. Mechanikai daug darbo neturėjo, matome, jisai jau automobilis paruoštas, daug reikalų nebuvo, tik tai sutikrina padangas, panašu, kad viskas yra puiku, viskas yra gerai ir Antanas jau pasiruošė startui, šiandien startas yra labai įdomus. Sveiki, labas rytas Antanai, štai mes turim Antaną tiesioginį eterį. Antanai, rami naktis jums buvo, ne? Rami. Antanai, kuo ypatingas šiandien startas? Čia bus maišoma šiandien, ne? Su fūrom ir panašiai. Nu, tai čia toksai nesmagus reikalas, taip kaip seniau Dakaros ir būdavo, maišydavo su tom fūrom. Nu, nesmagu, nes jos labai dulkina, labai sugadina, raiklą tokią padaro, paskui sunku važiuoti, nu tai paprastai iki 16 nemuša, nemeta jų, žinai. Tai mes, kadangi finišavom 18, tai prieš mus kokios jau 2, manau, bus. Bet kadangi tai lyderiai nieko baisaus. Jie nueis arba jeigu bus smėliai kopos, kur mes būsim greitesni, jie praleis. Nu, ta prasme, jie supranta, kad 20-tukas čia vis tiek stiprus. Bet kokiu atveju šiandien sudėtinga ta diena laukia, ne? Jo, šiandien bus diena sudėtinga. Manau, kad sudėtingesnė negu vakar. Nes vakar tai buvo tiesiog tokia techninė, reikėjo atidirbti ir tiek, žinai. O šiandien bus siurprizų, šiandien Fiambala. Aš senai labai buvęs, tai 14 metais, man dabar sunku pasakyti, kas čia pasikeitė. Tai mes čia Fiambala iš pirmą kartą 29. Tai geriausia diena buvo. A ne? Nu tai šiandien tikimės tokia pati bus, Antanai. Ačiū Jums, netrukdom. Antanas netrukus pajuda į startą. Štai garsusis Sinkis, jisai visą mašiną sutvarko iš karto. Gerai, o mes judam pas kitus lietuvius į stovyklas ir turbūt daugiausiai visiems klausimų kelia, kaip atrodo Benedikto Vanago automobilis. Teko man pas juos stovyklą šiandieną jau apsilankyti ir panašu, kad Benediktui ir jo komandai pavyko statyti bolidą. Šiuo metu dar yra atliekami paskutiniai darbai, bet automobilis pilnai paruoštas. Ir aš jau dabar matau, kad netgi štai bando meistrai jį išjudinti, variklis užkurtas. Ir, na, gal aš daug nepasakosiu, mes nueisim pas Benediktą Vanagą ir patys jo paklausim, tegul Benas pats papasakoja, kaip jam sekėsi ši naktis. Štai matome automobilį. Automobilis, na, šiuo atveju išgesinamas, bet matom galinis dešinys ratas vietoj. Na taip, panašu, kad meistrai turėjo visą naktį darbo. Bet svarbiausias dalykas yra padarytas. Automobilis vėl paruoštas lenktynėm. Labą rytą. Štai matome atsarginės dalys. Benas negali padaryti laivą, mes galim. Pabandysim pasikviesti. Tik Benai, jeigu galėsit. Gerai, tada trumpai, kaip pasakyti, tiek betonas, davai, padarom tada greitai. Gerai, na Benai, tai kokia naktis buvo šiandien jums? Na, naktis, ekipažas šiek tiek pamiegojo. Technikai padirbėjo. Organizatoriai surado detalės trasoje. Iš tiesų, nes mums santykinai jų reikėjo. Tai va.
Automobilis stovi toks pats praktiškai kaip buvo vakar iš ryto. Čia yra visas mazgas, kurį mes pametėm. Tai vat būtent išplyšo vat šitose vietose galinė šakė. Tai šiuo atveju sumontavot visą naują, ne? Jo. Tai su technikai sumontavo naujus dalykus. Tai, jo. Kaip ta bauda? Už ką gavo tą baudą? Jūs aiškino? Buvo du punktai, du kelio punktai, kurie dalyvių manymų nepilnai atitinka realybę. Tai kiek aš žinau, kaip man sakė Sebas, kad yra daugybė protestų parašyta. Čia mes kalbam gal apie tą upę, kur buvo skiriasi į dvi pusės. Kur buvo du trekai, bet nebuvo Žinokit, aš nepakomentuosiu turbūt, nes čia gal Sebas geriau tuos dalykus žino. Jisai seka, mano darbas važiuoti ten, kur sako. Tai iš esmės žinau, kad vakar 11 val. Vakaro turėjo būti sprendimas, nebuvo, kaip buvo perkeltas valandai vėliau 12 nakties, ne, ir dabar yra šiandieną vakaras, kada pasakys, tai kol kas viskas yra palikta taip, kaip buvo, o paskui žinosim. Tai iš esmės visai aišku, man atrodo, kad tai yra du punktai, dėl kurių yra klausimas. Na, bet Benai, viskas atrodo tvarkoje, vėl stojate į startą, finišas pasiektas, kad ir kokiu būdu pasiektas, bet vėl stojate į startą. Tai... Tokiu būdu dar pasiekęs nebuvau, jo, tai čia pirmas toks kartas mano karjeroje. Supratau, ačiū, sėkmė šiandieną. Labai. Kągi, štai matom Beno stovyklą, automobilis vėl statytas. Dar būtų neblogai surasti ir Vaido komandą. Tačiau man... Atsiprašau, gal žinot, kur Vaido komanda? Į tą pusę kažkur. Ok. Pabandysim paieškoti ir Vaido komandos, kol kas dar neteko man pas juos. Bet... Na, panašu, kad jau tikrai du lietuviai startuoja. Na, Vaidas irgi vakar per nelyg didelių problemų neturėjo. Todėl irgi šiandien turėtų be jokių didesnių bėdų stoti į startą. Gerai, kur čia tas jo bivakas, kur jo stovykla? Nes lietuviai jau visiškai netrukus turėtų pajudėti link išvažiavimo iš bivako. Taip, pabandysim. Turbūt trumpai priminsiu apie vakar dieną. Vakar Benas finišavo ant 3 ratų. Ir kaip pat šiandien pripažinau, to dar nėra buvę. Gerai, panašu, kad man nelabai pavyksta rasti, kur įsikūręs Vaidotas. Bet dar šiek tiek pasižiūrėkime. Didelis šitas bivakas, didelė teritorija, dalyviai išsimėtę. Ir surasti yra pakankamai sudėtinga. Nes turbūt koks geras kilometras gali skirti dalyvis. Ne, panašu, kad čia dar paėdam iki galo pasižiūrėsim. O mes šiandieną dar trumpai priminsiu, vėlgi bandysime turėti transliacijas iš finišų. Taipogi, jeigu turėsim galimybę, nulėksim ir į tarpinius startus. Ne, čia matau, kad yra Peugeot. Štai jau matom, jau kai kurie sportininkai pajuda link išvažiavimo. Eikime tenai, tada pasižiūrėsim, gal mes sutiksim ir Vaidą. Vaidas vakar buvo labai pavargęs, jeigu jums teko stebėti tiesioginės transliacijas. Dar tokio pavargusio turbūt man nėra tekę matyti. O lieka dar 11, 12, 13 ir neilgas 14 etapas. Ir pats Vaidas pripažino, kad jau laukia Dakaro finišo. Gerai, nematau, žinau, kad kur yra Vaidas. Štai Toyota bolidai paruošiami. Šiandien įdomus startas tuo, kad automobiliai bus maišomi su sunkvežimiais. Girdėjau turbūt Antano komentarą apie tai. Na, aš įsivaizduoju, kad dalyviai neturėtų būti labai patenkinti tuo, kad jiems tenka startuoti su sunkvežimiais.
kuriuos aplenkti yra be galo sudėtinga, nes jie ir taip yra greiti ir didžiuliai. Kita vertus, jie kelia žiauriai daug dulkių ir važiuoti paskui juos yra praktiškai neįmanoma. Taigi, na dar čia už kampo pažiūrim, jeigu ir čia nėra Vaido, tai mes turbūt šiam kartą ir baigiam. Ne, visgi žinokit, Vaido aš nematau, na bet pas Vaidą ir tų naujienų turbūt nebuvo tiek daug, kiek pas Beną. Bet svarbiausia, kad visi lietuviai vėl startuoja, visi lietuviai važiuoja ir mes važiuojam paskui juos. Ačiū šį rytą, kad buvot kartu ir mes susitiksim, kai tik turėsim internetą tarpinėse finišuose. Dėkui.